Sveiki visi. Toliau tęsiu savo projektą apie savo unikalią kolekciją. Kyla klausimas, kodėl būtent noriu pristatyti šitokiu būdu, vaizdiniu būdu. E, Labai paprastas atsakymas, kai staiga randi kažkur istorinėse knygose kažkokį tai raštą, ar ne, visada kyla klausimas, įdomu, ką tas menininkas tuo metu apie tai galvojo, kodėl jis būtent tai padarė, o ne kitaip, ar dar kažką. Labai veda smalsumas į tai, ką galima suprasti iš paliktų raštų. Tai vat labai norėjosi apibūdinti tai savais žodžiais, o ne tai, kad kai tu paliksi šį pasaulį vieną dieną, ar ne, ir neliks jokios žinios ir žmonės visiškai neturintys nieko bendro su autoriaus kūryba ims taip pat spėlioti apie tuos raštus ir greičiausiai nusigrybaus į pievas, nes tik tai autorius žino, ką jis ir kokią žinutę norėjo užfiksuoti savo kūrybiniuose ieškojimuose, savo darbuose, kūriniuose. Kaip ir matot, dabar yra prieš jūsų akis ąsotis, ant jo yra dekoras, kurį radau vienoje knygoje, Dundulienės, vardo dabar nepasakysiu. Tai buvo, matosi, žmogus rinkęs informaciją apie kosminius kūnus. Būtent knyga vadinasi Kosmologija, ten greičiausiai apie lietuvių tautosaką, tautodailę, kažkas tokio. Bet štai šitas raštas buvo parodytas būtent ant skrynios. Ant skrynios, kraitinės skrynios buvo Lietuvoje labai būdingas, kaip čia pasakyti, namų apyvokos baldas, ne baldas. Aš įsivaizduoju, kad kiekviena jaunamartė, ar ne, atsineždavo į ūkį tą vadinamą kraitį. Kraitinė skrynia. Kas tą skrynią tenais jau įteikdavo ar padarydavo, neįsivaizduoju, bet tarkim, šitas raštas, aš labai ilgai bandžiau prieit kažkokios tai išvados, kodėl būtent šitoks raštas, o ne kitoks, ką galėtų reikšti šitie visi simboliukai. Tai man vienintelis tokia išėjo tokia mintis, kad būtent centre, būtent šitas žalias medis, ne, kaip visi vadina gyvybės medis. Aš jį vadinu šeimos medis dėl paprastos priežasties, kad tai yra daug šakelių. Ir ant viršaus būtent tas rudas indelis, tai aš jį priskyriau ir toliau naudojau savo kūryboje kaip šeimos simbolį. Būtent šeimos, kurioje vyksta visas pasaulis, ne, žmogaus pasaulis vienoje vietoje. Būtent šitie kryžiukai, ne, šalia, kur ten šitas raštas beje yra identiškas tam, kurį aš ten toj knygoje radau. Ir šitie 4, būtent kodėl 4, aš priėjau tokią išvadą, kad čia yra 4 pasaulio šalys, ar ne, rytai, ten vakarai ir taip toliau. Ir būtent 4 gyvenimo keliai, 4 kryptis, kur tu gali pasukti ir kurti bet kurioj šaly ir bet kurį kelią pasirinkęs tu gali kurti savo šeimą, ar ne? Balandis automatiškai yra taikos simbolis, ar ne? Šeimą kurti taikoje mes palinkėsim kiekvienai jaunai šeimai, ar ne? Ir tarsi su visa meile, su šiluma tu kuri savo šeimą. Toksai, o toliau jau toksai gaunasi
Vat būtent kosmologinis raštas tasai, va, tarkim, čia yra nauja šeima, kaip aš skaitau šitą raštą, čia yra nauja šeima, pasodinta, ką tik pasodinta ar ne, ir štai čia vyksta visas jūsų pasaulis šitam jūsų naujos šeimos rate, čia jūsų naujos gyvybės, vaikučiai nauji, kurie išvys pasaulį ir pratęs jūsų giminę, šeimą, jūsų tą vadinamą šeimos medį. Ir visos, vat, kaip dabar tos žvaigždės, ar ne, atrodytų kažkur čia išvis iš pievų kažkokių tos žvaigždės, čia tarp kažkokių vazonų, ar ne. Bet žiūrėkit, visi mes, kai ieškom antros pusės, mes visi galvojam, kad mums kažkas iš dangaus, kažkas atsiųs mums antrą puselę, ar ne? Tai yra faktas. Ir būtent iš dangaus, va, tos žvaigždės pačios karščiausios, pačios galbūt jūsų mirusių protėvių sielos, būtent su visa šiluma siunčia jums būtent į jūsų šeimą ir palaiminimą, kad jūsų ta jauna nauja šeima būtų tvari, stipri ir vat, aš asmeniškai šitą raštą taip išskaičiau, o labai būtų, žinot, įdomu to pačio autoriaus sužinoti, vat būtent kodėl aš noriu ir savo raštus pristatyti taip nuosekliai. Arba tarkim, antras raštas iš tos pačios knygos taip pat yra, iš tos Dundulienės knygos yra va štai toks. Centre irgi stovi, ten buvo parašyta, kad šitas rudas stulpas, ar ne, skaitosi yra pasaulio stulpas. Pasaulio stulpas, tai vat, aš įsivaizduoju šitaip, kad tu iš bet kurio kelio įeini į tą pasaulio, į tą pasaulio vienį su savo šiluma, ar ne, ateini ir ateini pasaulio ratą. Ir įsilieji į jį. Kaip po asmuo, kaip po žmogus, taip ir čia irgi tarp kitko skrynios motyvas, čia vat vėlgi atrodytų kaip vat jaunos šeimos kažkoks tai simbolis su šaknim, vat tos šaknų tas apibūdinimas man visai čia gražiai rodosi. Taip, klesti šeima, ar ne, ir laukiam gandrų, būtent gandriukai šitie yra. Su saulės šiluma jums atneša naujas atžalas, ar ne? Atžalos, va šitie lapeliai ir reikštų, kad jūsų šeima bus pilnavertė ir pilna. Tai vat būtent šitie du raštai mane užkabino būtent kurti savo raštus ir pradėti nuo to, kad palikti informaciją, ne taip, kad kažkur žinoti ir išeiti ir po to nebūtų jokios tokios kažkokios tai paliktos žinutės. Tai vat ir turbūt pradėti norėčiau šį kartą pratęsti. Norėčiau nuo to, kas aplamai yra S-grafito technika, ar ne? Kokios jos yra šaknys, nes labai svarbu yra žinoti, su kuo tu dirbi ir labai yra svarbu susipažinti su ta technika nuosekliai. Tai vat šita technika, būtent S-grafito technika, yra kilusi iš Etruskijos pagal Wikipedijos žinias, ar ne, aprašymą, iš kur jinai kilusi. Tai yra vidurio Italija, Toskanos, dabar ten yra parašyta viskas nuodugniai. Tai yra Italijos regionas. Tai nėra kažkoks tai kosmosas ar Kinija ar dar kažkas. Būtent iš Etruskijos yra kilusi engobavimo technika. Keisčiausia yra tai, kad engobė iš prancūzų kalbos reiškia apgaubti. Ir gaunasi tokia savotiška dilema. Kilimas yra iš Italijos,
pavadinimas yra prancūziškas, bet kuriuo atveju, suprantat, gaunasi taip, kad jisai yra europietiškas. Jisai nėra atžygiavęs iš anapus Atlanto ir kažkoks tai svetimkūnis aplamai žemyne. Tai yra labai artima mūsų kraštui, nes mes irgi esam europiečiai, Europos žemyno atstovai. Tai va čia viena pusė, su kuo aš dirbu, ir antra pusė yra būtent pusiau majolika. Majolika, tikroji majolika būtent yra, kada dažai ar glazūra yra dengiama ir dekoruojama ant balto molio. Nereikia raižymo, tarkim, nereikia viso šito, ką suteikia S-grafito technika. Taip? O pusiau majolika gaunasi taip, kad yra dekoruojama visų tų ar glazūra ar dekoravimo dažais ant engoba padengto gaminio. Tai va šitos dvi technikos ir svarbios yra mano kūrybiniam kely, nes daugiausiai aš su tuo dirbau. Aš esu šios technikos profesionalė Lietuvoj, kad ir kaip galbūt kažkam nepatinka, bet esu netgi išradusi būdą, kaip šią techniką atlikti kuo smulkiau, nes, tarkim, nežinant kai kurių būtent dekoravimo niuansų, jūs šitokių raštų nepadarysit. Tai reikia dirbti ne vienus metus ir net ne 10 metų, kad gautumėt va štai tokį rezultatą. Ir rezultatą gautumėt tokį, kokį norit, o ne koks išeis, kaip šiandieną yra labai daug tokių menininkų, žmonės laikantys save menininkais, man jie tokie eksperimentatoriai, žinai, žiūrim, kas išeis. Nu, tai čia yra ne menas. Iš viso menininkas yra žmogus pagal mane, pagal mano suvokimą, kad menininkas yra žmogus, kuris pats nusipaišė, pats turi tokias techninės galimybės ir žinias, kad gali atlikti savo užsibrėžtą ar norimą kažkokį tai įgyvendinti idėją. O ne, žinai, nusipiešti kažkokį piešinėlį, žinai, lakstyt po miestą ir prašyti, kas čia tau išdroš ar nulipdys, žinai, kaip aš dažnai juokauju savoje erdvėje, kad sakau, nu dabar pabandom įsivaizduot kokį Mikelandželą, žinai, kuris, žinai, laksto po Florenciją, nusipiešęs Dovydą ir ieškantis, kas ten jam išskaptuos iš marmuro, žinai, o jis tik ateis ten po pietų, žinai, jau padės kažkokį parašą. Nu, man tai kažkaip tai neskamba. Amerikoje visi šitie tokie nenormalūs dalykai, ten yra norma, taip, bet, būkim žmonės biedni, bet teisingi. Jeigu jau mes norim save prasminti gyvenime savoj šaly, savam kažkokiam žemyne, tai būkim malonūs, gerbkim ir protėvių paliktą žinutę ir kurkim su pilna atsakomybė. Taip, šiandienos laida štai tik tokia. Manau, kad įžanga padaryta, per sekančius įrašus jau pradėsiu jums rodyti visus po truputuką, visą savo įspūdingą, unikalią darbų kolekciją. Apžvelgsiu būtent išskirtinius jų atsiradimo momentus, kaip tai vyko, kaip tai buvo įdomu ar sunku ir panašiai. Taigi, iki sekančio susitikimo.